Lettura in lituano da parte di Catherine Der della Scuola di Italiano delle Due Don Mimo Amato della storia Papa Francesco e il piccolo Michelangelo. Buon ascolto. Popiežius Pranciškus ir mažasis Mikelandželas. Trečiadienį, balandžio 23 dieną, su žmona 7 valandą ryte atvykome į Švento Petro aikštę. Vertimų liturgija, kurio metu kardinolai lydėjo popiežiaus Pranciškaus kūną. Lotyniškai giedodami šventųjų litanijas prasidėjo 9 valandą ryte ir baigėsi 10 valandą. Mus susėdino priekinėme dešiniajame Švento Petro aikštės sektoriuje, kurį per kelias valandas išpildė apie 10 000 žmonių. Pasibaigus liturgijai, atsižvelgiant į tai, kad aikštėje buvome nuo 7 valandos ryte, manėme, kad greitai pateksime į baziliką, tačiau kelias buvo visiškai aptvertas, o apsauga pasakė, kad negalime eiti pro tą vietą, kur įėjome, o turime eiti prie priešingo aikštės įėjimo ir stoti į eilę. Išėjome ir sustojome eilėje, Bernino kolonados pradžioje, dešinėje. Saulė buvo labai stipri ir aš atidariau mažą skėtį, kurį buvau pasiėmęs kuprinėje, kad pabūti pavėsyje. Už 2 metrų nuo mūsų tėvai ant rankų laikė 2 mažus vaikus. Spontaniškai nusprendėme juos taip pat padėti po skėčiu ir kartu nueiti visą kelią. Nuo 11 valandos ryte nuvykome į baziliką priešais popiežiaus Pranciškaus kūną, kuris buvo atidengtas visuomeniai 1 valandą. Kelionės metu pastebėjome, kad ši šeima nešė 2 plakatus su jų popiežiaus Pranciškaus nuotraukomis. Jie papasakojo mums savo istoriją. Edvinas Benerinana, Zagara ir Marcella Pariona Barčena yra Perų pora. Daugelį metų gyvena Italijoje. 2023 metais, kovo 29 dieną, jų trečiasis vaikas Mikelandželas, vos 5 dienų sulaukęs, atsitiktinai nukritęs patyrė kaukolės lūžį ir buvo nedelsiant paguldytas į polikliniką Gemelis. Randasi Italijoje, Romoje. Ši poliklinika. Vos atvykus gydytojai šeimai pasakė, vaikui lūžo kaukolė ir susidarė kraujo krešulys. Tokiomis sąlygomis jo negalima operuoti. Iš karto reikia palaukti, kol išsivystys klinikinis vaizdas. Padėtis buvo akivaizdžiai labai kritinė. Po 2 dienų slaugytojos pranešė poliklinikų vaikų skyriuje gulėtojoms motinoms, kad popiežius Pranciškus, kuris tomis dienomis buvo hospitalizuotas Gemelio ligoninėje, atvyks aplankyti vaikų. Marcella, išgirdusi naujienas, pasakė, ką turėčiau daryti. Jau daugelį metų nebuvau įkėlusi kojos į bažnyčią, tačiau jos uošvė ją papeikė. Tai stebuklas, pasikalbėkite su popiežiumi
Pranciškumi ir paprašyti jo pasimelsti už jūsų sūnų. Marčela buvo paskutinė mama eilėje skyriuje ir kai priėjo popiežius Pranciškus, jos pradėjo kalbėti ispaniškai ir jie paklausė jos, kas negerai ir kaip laikosi jos sūnus. Tada jis paklausė, ar jūs jį pakrikštijote. Jie atsakė ne, jam tik 7 dienos, mes jau dar nekrikštijome. Ar norėtumėte, kad dabar pakrikštyčiau jūsų sūnų? Ji beveik nepatikėdama šio pasiūlymą sakė, man tai būtų garbė. Popiežius Pranciškus paprašė dubens su vandeniu, palaimino jį ir pakrikštijo vaiką. Koks jo vardas? Mikelandželas. Migelis Andželas. Vėliau jis paprašė rašiklio ir popieriaus lapo, ant kurio patvirtintų įvykusį krikštą, kad nuneštų parapijos kunigui, jog šis įrašytų mažylį į krikšto registrą. Marčela pasakoja, buvau atsiribojusi nuo bažnyčios ir nebėjau į ją, bet šis susitikimas su popiežiumi Pranciškumi pakeitė mano gyvenimą. Per tuos 2 metus lankėmės pas jį Santa Martoje. Ir kiekvieną kartą, kai skambindavau Santa Martai, jis man perskambindavo. Popiežius Pranciškus tapo mūsų šeimos dalimi. Jis kaip ir geras senelis davė patarimų mano 2 paaugliams vaikams, o dabar mūsų šeima palaiminta 4 dukra. Marčela pasakoja apie savo atsivertimą. Jai taip sužavėjo šis susitikimas, pakeitęs jos gyvenimą ir atnaujinęs tikėjimo kelionę, kai ji nekreipė dėmesio į kitą stebuklą po atsivertimo. Būtent aš vaizdo įraše, kuriame ją kalbinu, sukurtame kartu su mūsų italų kalbos mokyklos užsieniečiams mokiniais, užduodu jai klausimą, kas nutiko po krikšto. Ji atsakė, po 2 dienų gydytojai mums išrašė, pasakė, kad galima grįžti namo, nes pavojus praėjo, lūžis gyja, krešulius gerėja ir vaikas sveikas. Iš tiesų, šis liūdinimas primena viską, ko Jėzus prašo Evangelijose. Kiekvieną kartą, kai jis siekia išgydymo ar kito stebuklo, tavo tikėjimas tave išgelbėjo. Vienas epizodas be kitų. Po 10 raupsuotų išgydymo aprašyto Luko 17:11-12, tik vienas grįžta padėkoti. Jėzaus dėmesys stiprus. Visi 10 buvo išgydyti, bet tik tu atpažinai, kad tavo gyvenimas pasikeitė dėl susitikimo su manimi, todėl tik tu atsivėrei tikėjimui ir išganymui. Kitas epizodas. Paralyžiuotojo išgydymas aprašytas tarp Švento Petro bazilikos šventųjų durų plokščių. Jėzus dažnai yra Simono Petro namuose, Kafarnaume, ir pamokslauja, kaip evangelistas Markas mums pasakoja apie savo dienos ritmą savo Evangelijos 2 skyriuje. Minia tokia didelė, kad jie negali įkelti kojas į namus. Grupė draugų lipa ant namo stogo, atidengia jį.
užneša ant rankų ir nuleidžia priešais Jėzus ant lovos, kurios guli jų paralyžiuotas draugas. Jėzus yra priblokštas parodyto tikėjimo. Nežinoma, ar jis turėjo paralyžiuotasis, bet jo draugai tikrai jį turėjo ir sako, tavo nuodėmės atleistos. Tik epizodo epilogė, reaguodamas į tuos, kuriuos jo žodžiai skandalizino, jis atlieka išgydymo stebuklą. Kokia yra didžiulė šio įvykio pamoka? Jėzus, norėdamas įteikti dovaną šiam vyrui, nusprendžia jam įteikti didžiausią dovaną. Tai nėra, kaip daugelis gali tikėti, fizinis išgydymas, bet Dievo malonė lydinti nuodėmių atleidimą. Jėzus nuolat perkelia dėmesį nuo ženklo, ar tai būtų išgydymas, išlaisvinimas, stebuklas. Įtikėjimo dovana, kuri vienintelė lemia naujo gyvenimo kokybę. Atpažinti šį naują gyvenimą, sukurtą tikėjimu, susitikus su Nazareto mokytojo asmeniu, liudija Marčela, galbūt pati to nesuvokdama, pasakodama apie savo šeimos ir mažojo Mikelandžio susitikimą su tuo Evangelijos liudytoju popiežiumi Pranciškumi, kuris amžiams pakeitė jų gyvenimą. Leto Katrin Dir.